Sveiki, aš esu Viktorija Matulevičinė ir esu Matų dizaino studijos įkūrėja. Ir šiandienai mes esame medžio stiliaus salone ir kalbėsime apie grindis. Aš labai dažnai sulaukiu iš savo klientų, tai kaipgi išsirinkti tos grindis. Tai mesgi turime ir parketą, ir laminatą, ir vinilinę dangą, ir liejamą dangą. Tai kas yra teisingas sprendimas? Tai šiai dienai pasistengsiu jums atsakyti. Ir pirmą mes kalbėsim apie parketą ir pakalbinsim medžio stiliaus atstovą Jogailą, kuris yra ekspertas šitoje srityje. Labas, Jogaila. Labas, Viktorija. Šiandien atsakysiu visus jūsų rūpimus klausimus ir padėsiu išsirinkti parketlentes. Jogaila, pradedam dabar mūsų edukaciją. Ir pirmas klausimas, kas aplamai yra parketas? Tai ąžuolinės parketlentės, daugiasluoksnės ąžuolinės parketlentės yra sudarytos iš kelių sluoksnių. Tai pirmasis sluoksnis visada yra ąžuolas. Tai yra 3-4 mm ąžuolo sluoksnis, pagrindas, kuris tą ąžuolą prilaiko. Tai yra stabilizuoja ir padeda išvengti tam tikrų deformacijų. Vėlgi, egzistuoja kelios skirtingos rinkoje konstrukcijos, tai gali būti EcoBoard konstrukcija, gali būti fanieros konstrukcija, arba gali tai būti trisluoksnė konstrukcija. Skirtumas tarp jų yra dažniausiai kaina. Jeigu EcoBoard konstrukcijos kainos ir kokybės santykis yra draugiškiausias, trisluoksnė konstrukcija, tai vadinkime, yra toks jau premium pasirinkimas, na, o tarpe mes turim fanierą. Aiškiai paaiškinai ir aš kaip suprantu, dabar dažniausiai klientai renkasi būtent EcoBoard konstrukciją. Taip, šiai dienai EcoBoardas yra populiariausias pasirinkimas rinkoje, nes jis leidžia rinktis įvairių techninių parametrų parketlentes už, dar kartą pasikartosiu, ganėtinai draugišką kainą. Supratau, ačiū tau labai. Ir tada, kaip, visą laiką mūsų žmonės labai bijo parketo ir sako, aš nežinau, gal nenorėčiau koridoriuje parketo naudoti, arba nenoriu virtuvėje naudoti, arba šuniukus turiu. Kaip dėl atsparumo, kokia yra situacija? Nes aš visą laiką teigiu savo klientam, kad šiai dienai šiandienos prekė visai skiriasi nuo tos prekės, kur mes pripratę matyti prieš 20 metų. Parketlentės yra pritaikytos naudoti įvairiuose patalpose, įskaitant ir koridorių, ir virtuvės zoną, tam, jog turėtumėm vientisą vaizdą namuose. Tai gamyboje yra atliekami įvairiausi bandymai ir testai tam, kad užtikrinti šių parketlenčių ar ne neįgeriamumą, stabilumą, neatsisluoksniavimą. Tai mes dabar ir tą ir padarysim, taip? Taip. Eksperimentuokim, tu, Viktorija, užlašinsi šiek tiek vyno, aš užlašinsiu šiek tiek kavos ir pasibaigus filmavimui mes pažiūrėsim, ar mūsų parketlentė pakeitė spalvą. Pasirinkom šviesią spalvą tam, kad matytumėm, vadinkim, įgeriamumą. Laukiam rezultato dėl vyno ir kavos. Atsakyk man į klausimą, o tai kaipgi dėl įbrėžimų? Su įbrėžimais yra labai paprasta. Parketas yra labai lengvai restauruojamas. Ir tu dabar mums tai parodysi, taip? Rankoje aš turiu aštrų pjovimo diskelį, tai pabandysiu įbrėžti į medį ir tuomet pataisysim tą įbrėžimą. Jau turime įbrėžimą, dabar jį sutvarkysime. Mums reikės iš esmės dviejų priemonių, tai alyvos su spalva ir servetėlės. Gal eksperimentus mes atlikome, bet pas jūsgi ir salone yra medinės grindys. Kaip pavyksta jas išsaugoti? Salone panaudotos ąžuolinės parketlentės. Klientai lankosi žiemą, vasarą, rudenį įvairiais sezonais ir jie dėvi įvairią avalynę nuo aukštakulnių iki darbo batų. Jogaila, šiai dienai yra populiariausias būdas šildymo, tai yra šildomas grindis. Tai kaipgi parketas? Ar jisai draugauja su šildomom grindim? Parketlentės yra puikus pasirinkimas šildomom grindim, todėl, nes parketlentės yra gaminamos naudojant ekologiškas medžiagas. Tai reiškia, jog šildant pačią grindų dangą į orą nėra išskiriamos jokios kenksmingos medžiagos ir mūsų šeimos nariai neturi to kvėpuoti. Tai mamos neturi pergyventi, kad jų vaikai praleidžia daug laiko ant šildomų grindų? Jokių būdų.
Ir dabar įdomiausia dalis būtent man, tai yra grožis. Tai kiek, sakyk, Jogaila medžio stilius turi spalvų? Šiai dienai turime apie 35 skirtingas alyvos spalvas, tai klientai gali rinktis iš jiem patinkančių tiek šviesių, tiek tamsių alternatyvų. Ir tu paminėjai apie alyvas. Dažną labai klausimą aš sulaukiu. Lakas ar alyva? Tai vizualiai ar fiziškai liečiant, mes skirtumo šiai dienai ir nejaučiam, nes lakas šiandien nebėra tas lakas, kuriuo mes galbūt susidurdavom objektuose, kur mes pratėm. Alyvos pliusas, vadinkime, yra toks šiai dienai, kad visų pirma yra gerokai paprastesnė ir lengvesnė priežiūra. Ar ne? Jeigu tai yra restauracijos ar atnaujinimo klausimas, mes tai galime daryti lokaliai. Mums nereikia, ar ne, kuruoti resto plotų. Su laku dėja, bet mes vis tiek būsime priversti jau tvarkyti didesnius plotus. Tai ir didesni kaštai, ir tam tikras nepatogumas. Ir paskutinis klausimas. Kiek girdėjau, parketas turi rūšingumą? Kas tai yra? Tai rūšingumas kalba apie tai, jog kiek mes spalvinių variacijų, šakų, skirtingų šakų dydžių, galbūt formų turėsime mūsų pasirinktame toje grindų dangoje. Tai gal galime iš karto ir aptarti. Dažnesnių pasirinkimų tai yra rustik rūšingumo parketlentės, kurios turi daug šakų, jos yra gana didelės, sutinkamos praktiškai kiekvienoje lentoje ir jos mums duoda tai, kad medis turi įvairių spalvinių variacijų, išryškinamas medžio raštas, kaip mes vadinam, gamtos atspindi gamtos dizainą. Ir ypač žmonės mėgsta iš tikrųjų tą tvarumą ir natūralumą, tai dabar jo gerbėjų yra daug daugiau. Sekantis rūšingumas mūsų atveju yra original, tai vėlgi mes turim nuosaikesnį šakotumą, tačiau nebelieka tų labai didelių šakų. Šiek tiek sumažėja spalvinės variacijos, tačiau vis dar išliekam link natūralumo. Kitas rūšingumas tai yra select. Select rūšingume leidžiamos tik nedidelės glaistytos šakos. Mes turim labiau tokį prabangesnį vaizdą ir nuosaikesnį. Tikrųjų, tai aš dažniausiai renkuosi būtent selektą, nes aš labai mėgstu būtent švarų vaizdą interjere, tai čia dažniausiai būna matų studijos pasirinkimas. Ir paskutinis rūšingumas, kurį mes galime pasiūlyti, tai yra premium. Premium rūšingume leistinos tik gyvos šakos, glaistytų šakų čia neturėtų būti. Tai tokį vaizdą mes čia ir matom, ar ne? Kelios nedidelės gyvos šakelės ir visiškai prabangus, nuosaikus, spalvinė prasme vaizdas. Jogaila, o rūšingumas įtakoja spalvos pasirinkimą? Dažniausiai taip, Viktorija. Priklausomai nuo rūšingumo ganėtinai gali kisti tai, kaip klientas renkasi spalvą. Kviečiu tave pasižiūrėti, kaip skirtingi rūšingumai atrodo su ta pačia apdaila ir palyginti juos. Ivory spalva, ar ne, tai yra šviesi spalva ir turim select rūšingumą, kur leidžiamos tik tai nedidelės glaistytos šakos, tai va, turim tokį nuosaikų vaizdą, ar ne? Jeigu einam toliau, tai tarkim ta pati spalva Ivory čia yra su original rūšingumu, ar ne? Tai jau original rūšingume mes kiekvienoje lentoje turim po vieną glaistytą šaką, aplink šakas dažnai yra įvairūs patamsėjimai. Tai kad jeigu jūs įsirinkot grindis būtent pas jūs salone, jūs tikrai galite pasimatuoti pas save namuose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, visus pavyzdžius jūs galite nusivežti pas save į namus ir pasižiūrėti, kaip jūsų aplinkoje žaidžia tos spalvos. Ir dar, kiek žinau, ir gali ir čia atvažiuoti su visais pavyzdžiais, ar taip? Be abejo, tai tokiais atvejais klientai dažniausiai atsiveža skirtingus audinius, plyteles, baldinės plokštės, tai žodžiu visą tai, ką derina tarpusavį tam, kad galėtų palyginti spalvas. Vėlgi, mes rekomenduojam visada imti ir pavyzdžius iš mūsų, vežtis į objektą tam, kad tiesiog pamatyti, kaip jie atrodys toje erdvėje, kur jie gyvens. Norėjau sakyti tau ačiū, bet prisiminiau vieną dalyką. Mesgi turim eksperimentus. Pasižiūrėkim, ką vynas ir kava padarė mūsų grindim. Tai ką, bandom? Bandom valyti ir žiūrėti, kas gausis. Iš pradžių nuvalom tiesiog paviršių. Drėgną šluostę arba... O, tai matau, kad nuo vyno jau tikrai nieko nebeliko. Kaip jūs matot, niekas neatsitiko.
Ačiū tau, Jogaila, už šiandienos dieną, už visą išsame informaciją ir už ilgalaikį bendradarbiavimą. Tai ačiū Jums, Viktorija, visada malonu dirbti kartu su Jumis, su Jūsų projektais ir ačiū tavo komandai ir lauksime sugrįžti. Šiandien mes Jums papasakojom apie parketą, bet tai dar ne viskas ir mes neužilgo Jums papasakosim apie laminatą, vinilą ir liejimo dangą. Laukit tęsinio.